Iš tų beveik 2000 vienišų žemiaus skurdo ribos gyvenančių senelių, kuriuos visoje Lietuvoje globoja Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kaišiadoryse yra 53. 33 iš jų kiekvieną darbo dieną į namus atnešamas termosas su šilta sriuba. Labą dieną. Eleną lankėme ir pernai. Per tuos metus ji gerokai pasikeitė. Liūdna pripažinti, bet silpstančios jėgos ir progresuojančios ligos, kaip koks juodas šešėlis, matosi vis ryškesnis šalia jų visų, kuriuos esame lankę anksčiau. Kai einu, griūnu, atsikeliu ir vėl einu. Iš kito buto neišeinanti. Taip tikriausiai teisingiausia būtų apie juos sakyti, nes beveik visų maltiečių globojamų žmonių mes nebematome, nebesutinkame gatvėse. Iš kito buto neišeinanti Marija tiesiog pribloškė savo atvirumu. Nedaug Dieve taip gyventi ilgai. Laukiu mirties ir negaliu mirti. Marija guodėsi, kad visos ligos prie jos kimba ir praeina. Visi klinikiniai tyrimai geri, net gydytojai stebisi. Prieš kelerius metus buvo susilaužiusi stuburą. Lūžo 2 slanksteliai, metus išgulėjo prikaustyta prie lovos. Gydytojai tikino, kad tai jau viskas. Ir išgijau, įsivaizduojat? Nestokojanti humoro, save vadina nemirtinga ir dėl to nelaiminga ilgaamže. Tai ašgi nematau, apsipilu, nukrenta iš rankų, jau jėgų nėra visai. Pagalvokit, 93 metai. Jūs gali savo įsivaizduoti? Marijos pensija 600 litų, o tai jau yra sunkiau įsivaizduoti. Kaip vienišam ligotam, turinčiam pirkti vaistus, pragyventi iš tokių pinigų. Tai laimė, o sriubos atneša. Nereikia nors virti. O koks gyvenimas. Išdirbau 40 metų. Grįžtame pas Eleną. Kaip ir pernai, tuos žodžius ji ištarė neraginama. Visų tokio amžiaus sulaukusių senelių vardu. Mėly žmonės, negailėkit senelę paaukoti ar maisto, ar drabužį, ar ko, nes jie gyvena prieš jūs, prieš jaunus, augina jumi, o dabar senelius labai būtų gerai, kad jūs prižiūrėtumėt. Ar dar reikia ką pridurti? Telefono numeriai, kuriais galite paaukoti, surašyti ekrano apačioje.